pernešė jį per marias ir žiūro, kažkokia ugnelė dega. Ir prieš toks diedukas, sakykim, dievas. Priejo žmogus prie to dievo ir sako: oi, dievuli, dievuli, gerai, kad tave radau, tai pasakyk man, kol aš tokis biednas ir nieko neturiu. Tai tu eik tu namopi ir tu visko turėsi. Sužinoję, kad vyksta toks puikus konkursas, sakom, reikia pabandyti. Tai ten ir muzikuojančių žmonių yra, ir pasakorių, ir dainininkų. Tai iš mūsų šeimos pradžiai Martynas ėjo kaip pasakorius ir tapo laureatu. Ir kas įdomu, su ta pasaka, kurią aš jį išmokiau, mama visą laiką pasakodavo, kada aš eidavau miegoti. Aš ją taip išmokau. Vėliau aš savo vaikams tą pasaką pasakojau. Taip Martynas išmoko, taip atnešė į Tramtatulį. Kai ruošiam vaikus, buvom pasiskirstę. Darius vis tiek tikras dzūkas, tai jau tu tą tarmę įvaldęs, tai aišku, jo labiau, kad jisai gyvai ją girdėjo, tai jam buvo daug lengviau paruošti. Aš tik tai disciplinos, kad laikau, kad užsiregistruotų, užrašyt. Buvo iššūkių, aišku, ruošiant, nelengva buvo išlaikyti tarmę vaikams dzūkišką, nes kai nuvažiuojam pas močiutę, tik tai išgirsta, bet patys nekalbėjo. Tramtatulio dalyviams linkim nesustots, dainuots, šokts, grots ir svarbiausia mylėt savo gimtų šalalai. Ir nepamiršt, kų turim, ir brangykim viskų, kų turim. Pirmam langelį saulelė tekėjo, vynas mano vynas žaliasai. Aš esu Martynas Mockevičius, man 20 metų. Aš gyvenau Valų kaime, užaugau, o dabar jau kuris laikas gyvenu Vilniui ir studijuoju vaidybą. Ir kodėl aš pasirinkau tas studijas, tai aš juokauju, kad prakeiksmą šeimos sulaužyti. Nes mano tėtis stojo į aktorinį ir 3 ture iškrito, ir mano brolis 2 kartus stojo ir irgi iškrito. Tas liaudės kūrybos žinojimas padeda šiaip gyvenime, man bent jau padeda. Ir turbūt tada padeda ir mano specialybei. Gal nusiramint padeda labiausiai, nes aš einu koridoriais visą laiką dainuoju. Tai tokiam būna nusiraminimui ar streso nuėmimui būna prieš išeinant į sceną, kokią liaudės dainą dainuoju, tai taip turbūt padeda. Antram langelį gyvulai kukavo, vynas mano vynas žaliasai. Negalėčiau pasakyti, kada pirmą liaudės dainą išgirdau. Iš tėvų turbūt, arba iš močiutės. Kai stojau aktorinį, aš tom savo žiniom pasinaudojau ir pasiekiau pasaką dzūkiškai apie Busilą, ją ir Tramtatulį kažkada pasakojau ir dar padainavau Zalansko dainą įrašytą vieną. Man tai prisiminimai tik šilti. Man patiko labai visa ta atmosfera, kaip ateini ir tu matai, kad žmonės irgi ruošiasi, dainuoja. Ir man gal labiausiai kas patikdavo, tai būt tarptų dainų su kitais konkurso dalyviais pasidžiaugti. Tas ir buvo įdomu Tramtatulyje, kad iš skirtingų kraštų atvažiuoja žmonės. Ir aš irgi, kur susibendraudavau, tai irgi skirtingai kalbėdavau, kai kurie tarmiškai kalbėdavo. Ir tas buvo įdomiausia, kad girdėt tuos, kai pasakoja pasakas, nes tada gali lyginti, kaip aš papasakau dzūkiškai ir tada kaip skamba čia kitaip kita tarme. Ten žemaitiškai, pavyzdžiui, man labai keista būdavo, taip kažkaip, taip būdavo dar... Kai mergaitės kokio žemaitiškai atsakydavo, tai man tai būdavo keista klausyti kažkaip taip juokinga gal net, bet to pačiu ir gražu. Tai jau turbūt mano kaltė, kad vienu rozų iš dangaus aukso gabalų svaidžiau, kad vienu sviedžiau ir strigdinau banginant gerklėn. Bet mane dar obelėlė sustabdė ir norėjau jūsų paklausti, kodėl į kožnus metus žiedų priskrauna, bet nei vieno obuolio neduoda. Mano laisvalaikis realiai ir yra mano profesija. Aš laisvalaikiu šeštadieniais mes susirenkam repetuoti ir tai yra mano laisvalaikis, bet šiaip labai mėgstu į koncertus nueiti. Visokius brolio koncertus, brolis grupę turi ten, į koncertus labai mėgstu muziką. Dabar noriu būti aktorius, noriu suvaidinti kažką tikro, gyvo, kas kitame žmogėje gal sukirbintų tą sielos kažkokią dalelę, mano tas vaidmuo. Ir tiesiog noriu džiaugtis gyvenimu ir gyventi.
Tramtatulio dalyviams noriu palinkėti, kad jie tas dainas, kurias dainuoja koncerte ir pasaką seka, tai kad jie ir savo draugams mokyklose ar kitur irgi jas papasakotų arba padainuotų, nes reikia skleisti ir ruoštis ne tik tam konkursui, o kad ta daina pačiam tavy būtų ir kad tu tą dainą duotum kitiems. Ir taip daina išliks liaudės ir pasakojimas. Nemuno krantu kareivis gulėjo pakėlis galvelį, in dangų žiūrėjo pakėlis galvelį.